Jautis ir jautis suderinamumas. Jie turėtų gerai sutarti vienas su kitu, kadangi abu yra vienodo temperamento, visais atžvilgiais abiejų požiūris į gyvenimą vienodas. Tačiau kartu abu yra kietasprandžiai ir užsispyrę, dėl to gali kilti įvairių problemų. Darni sąjunga, abu mėgsta namų jaukumą ir saugumą vertina labiau nei nuotykius. Kita vertus, galimas seksualinis nesuderinamumas. Jaučio moteris jausmingesnės ir svajingesnės, o vyrai žemiškesni ir paprastesni. Jaučio vyrai labiau vertina kitų jaučio vyrų kompaniją. Jaučio moteris negali susitaikyti su dėmesio stoka. Abu vertina pinigus, yra darbštus ir lojalūs, savo partneriams dažniausiai nevengia rodyti dėmesio. Idealiausias sprendimas tokiai porai kartas nuo karto laiką leisti atskirai. Turėti asmeninių hobių. Sąjunga įmanoma, tačiau sunku pasakyti, ar draugystė gali išaugti į ilgalaikių šiltesnius jausmus ar santuoką. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelėkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.